kad visai atsikelt negaliu. Taip, oi, va taip, kažkaip va šitaip. Tikrai? Oi. Man tik neša, tik maitina, puikiai lokį apsukau, kaip gražiai aplinkis mina, tai ir nieko nesakau. Ir ėmė žvairys gyventi, kaip lokio ausy. Na, kaip letenėlė žvairy, sugijo. Ko čia kvailysčių klausinėjai? Dar labiau negu pirma skauda. Tu mane, Loki, suluošinai! Kaip aš dabar, raišas, gyvensiu? Na, kągi man daryti, kaip tau padėti? Ir maitinytų mane prastai. Vakar morkos, šiandien suprantate vėl morkos. Suluošinai mane! O dabar badu marini! Noriu saldžių kriaušių. Galima su medum. Aha, oi. Kurgi Loki, toks susikrimtęs? Medaus ir kriaušių ieškoti einu. Numyniau zuikiui užpakalinę leteną. Tai ir vargstu su juo. Gydau, kaip išmanau. Niekaip ant kojų nepastatau. Kodėl pats gydai? Verčiau gydytoją pakviestum? Kur jį rasi? O kam ieškot? Bene nežinai, kad aš antras mėnuo ligoninėje dirbu. Vesk mane pas zuikį, aš jį kaip mat ant kojų pastatysiu. Eime, padėk tu man. O tai neišmanau, ką bedaryti. Antrą savaitę ant žemės miegu. Man tik neša, tik maitina, puikiai lokį apsukau, kaip gražiai aplinkis mina, tai ir nieko nesakau. Jis mina, tai ir nieko nesakau. Prastėjo reikalai, Loki. Matai, kaip jį šaltis krečia. Reikia skubiai ligoninę gabenti. Pasimsiu aš jį pas save į ligoninę. Vilkas pas mus geras kojų ligų specialistas. Mudu abu zuikį ir gydysime. Sveikas. Psichoterapija. Taigi, amžių gyveni,
amžių mokaisi. Du dručkiai ir zuikis. Žiūrėk, dručki, kokį daiktą radau. Neblogas daiktas. Ištraukim jį ir suremontuokime. Važinėsime abudu. Labadiena, bičiuliai. Ką radote? Automobilį? Labai gerai. Na, abu kartu. Dar kartą. Sutartinai. Na, dar kartelį. Laikykit! Viens, du, kartu! Dar kartą! Dar kartelį! Greičiau! Greičiau! Taip, labai gerai. Na, judinkitės. Ko sėdite? Gana ilsėtis. Negaiškime veltui laiko, dar atsiras šeimininkas, atims automobilį iš mūsų. Dar, pumpuok. Taip, gerai, dar pasuk. Gerai, teisingai, vikriau. Gerai, dar pilk. Taip, labai gerai. Dar štai čia patrink. Na dar kartą pasuk.
Dirbom plošo mes, draugužiai, ten sugrįžome sveikučiai.